pasakas. Miau, sveiki vaikai ir jų tėveliai, su jumis Gyvos pasakos ir mama Katė. Na, o pasaka, kurią šį kartą išgirsite, Varna ir sūris. Šeimininkė suspaudė gražų, didžiulį, sultingą sūrį ir padėjo jį džiūti ant palangės. Kur buvus, kur nebuvus, Varna tik plast ir prišokus jį pagriebė. O pagriebusi atsitupė medžio viršūnėje ir patenkinta apsidairė. Tuo metu iš miško atslinko lapė ir pamatė varną su sūriu. Lapei iš alkio ištįso seilė ir tuoj ėmė galvoti, kaipgi tą sūrį išvilioti iš varnos. Bet varna tupi medžio viršūnėje ir jos taip lengvai nepasieksi. Labą dieną, kaimynėlė, ėmė saldžiabalsiai suokti lapė. Kaip gražiai žvilga jūsų plunksnos, kokia daili galva, o kokia laikysena, kaip jūs mokate aukštai skraidyti. Varna iš pasitenkinimo net aukščiau uodegą pakėlė ir norėjo padėkoti lapei, bet pabijojo išmesti sūrį. O tavo balsas taip pats gražiausias iš visų paukščių, kai giedi tikra paukščių karalienė. Nagi, pagiedok ką nors, meilikavo toliau lapė. Neatsilaikė varna prieš lapės žodžius ir suriko kar. Sūris tik tai šlept iš snapo ir įkrito lapei tiesiai į nasrus. Nusijuokė lapė ir nuskodė į mišką pusryčiauti. Jai taip kvepėjo šviežutėlis, ką tik išspaustas šeimininkės sūris. Nuo varna, tupėdama medžio viršūnėje, ėmė verkti, kad dėl savo kvailumo patikėjo lapės žodžiais ir neteko sūrio. Tiek pasako šį kartą. Ačiū visiems ją išklausiusiems. Tiems, kuriems patinka mūsų įvaizdžiai ir skaitomos pasakos, noriu rekomenduoti prenumeruoti mūsų kanalą Gyvos pasakos YouTube kanale. Na ir aišku, sekti mūsų profilius socialiniuose tinkluose, kad patys pirmi sužinotumėte apie naujausius įvaizdžius, kuriuos sukūrėme. Na ir aišku, pasakas, kurias išgirsite. Ačiū ir iki kitų pasakų. Gyvos pasakos.